Pateiksime jums sąrašą blogų dalykų, kurio žmonės daro mokykloje. Prispažink, ar juos darei ar nedarei. Gerai, kad ne universitete, mokykloje. Tai. Bėgu iš pamokų. Easy, ta prasme, kas nėra. Net didžiausiai moksliukai yra bėgiai iš pamokų ir čia labai normalus dalykas. Gerai, tai. O tu uždėjai? Melaiks. Tu vogdavai bandelės iš parduotuvų, tu iš pamokų nebėgdavai, ne? Nu, bet dėl taupumo. Ne, 100% nedariau to. Neturi nei vienos N raidės. Ne, N raidė yra iš tų tokių netvykimų. Man netvykimai vykdavo dėl kažkokių šeimininių situacijų, bet kad pats, būdamas mokykloje, kad toks važiuojam, nėra buvę. Pas mus tai būdavo susitarimai, karteliniai susitarimai, kad tarės daug žmonių bėgti tada. Iš šokių pamokos, pabėgsi iš šokių pamokos, dabar iš technologijų. Na žiūrėk, tu nepyk ant manęs, bet nes bėgis. Retkarčiais, bet esu pabėgus, nes aš jau tikrai nebūsiu ta, kur sėdi paskutintą ir skundžia kitus. Dariau. Bet čia labiau 12 klasė. Tiesiog neįdom į tikybą, nes norėdom važiuoti atsigerti kavuką ir suvalgyti siestos tą baltą kokosinį šokoladuką. Dariau, bėgu iš pamokų. Labai dažnai bėgu iš pamokų, prisidengdavau visokiausiais dalykais, kuo tik įmanoma. Aš 12 pradėjau lęšius nešioti, tai aš kažkodėl mano go-to atsakymas buvo, kad lęšis kažkas įkrito ir aš eidavau namo, tiesiog visi yra tai darę. Dariau. Teko tai daryti? Padirbinėjau tėvų parašus. Man atrodo, kad čia vėliau kokią atsiūsit visur bus dariau, aš galiu tos kitos pusės net neatsukinėti. Aišku, tu nepirkdavai iš pamokų, tau gal nereikėdavo padirbinėti parašų? Ne, aš vieną kartą turėjau padirbti parašą, kad galiu maudytis į vandens telkinį, kai važiavau ekskursiją. Ir aš ant tiek bijojau padirbinėti parašą, kad aš atsikėliau iš ryto anksčiausiai ir ėjau pešiom iki senelių, kad jie man parašytų tą lapelį. Ir man mama sako, kodėl tu nepadirbai mano parašo, tu durnelė. Ir aš sakau, nežinau, bijojau. Taip susiklostydavo aplinkybės, kad reikėdavo galbūt kažkokių tai raštelių. Dariau, bet su tėvų leidimu. Dariau ir labai daug. Man padirbinėdavo draugė visada tėvų raštelius, o paskui aš nunešiau kažkada pati parašius. Ir mano auklėtoja sako, nu va, pirmą kartą, sako, iš tikrųjų tėvų raštelį atnešė, o ne pati pasirašė. Ne. Žinoma, turėjau labai gražią kaligrafišką rašyseną, tik dėl kairės rankos visą laiką nutrindavau ir nubrūžindavau, tai po to mokytojai mokėdavo atsekti. Apsimečiau sergančių, kad neiti į kūno kultūrą. Dariau. Visą laiką, ypač kai reikėdavo šokinėti per ožį, per kartį, su šokdynė, bėgti krosą aplink, žaisti tinklinį arba kvadratą, visą laiką sakydavau pliusiukas mokytojo ir sėdėjau ant suoliuko. Jo, man būdavo 4 kartus į mėnesinės, kad neiti kūno kultūrą. Sakydavau, kad man moteriškos lygos yra ir paskui pradėjau pastebėti, kad jos yra ten 3 kartus per mėnesį ir sakiau, nu tai gerai, man tokia kondicija ir viskas. Ir potom jau būdavo, kad klausdavo, nėra, kad per dažnai čia tau. Ne, čia moteriški dalykai, jūs nesuprasit. Gerai, kad turėjom mokytoją vyrą. Apsimečiau, kad sergančių, kad neiti į kūno kultūrą. Apsimečiau sveiku, kad eiti į kūno kultūrą. Į kūno kultūrą aš eičiau tiesiog tram 8. Kūno kultūra viena iš tų cool pamokų, kur ateini kažkas tiesiog pažaisti. Tikrai nepraleisi kūno kultūros. Beveik visada. Net koją kažkada atsimenu imitavau, kad po man lūžus ir net iki tokio ligmens dasivariau, kad jau teko vėliau įrodinėti ir mamai, tarsi ir mane net vežė į polikliniką ir man švietė tą koją ir vis tiek sakė, kad tikrai tai kojai nieko nėra, nebent galėjau susimušti ir nemato. Ir dar sugebėjau savo išsikovoti savaitę neįmo į mokyklą ir tiesiog gulėjimo lovai. Tai, prasme, simuliavau iki maksimumo, bet čia irgi gera savybė, bet kaklumas yra gerai. Nusirašinėjau, jo, tai aišku, kad nusirašinėjau. Nusirašinėjau, aišku. Jo, esu nusirašinėjus nuo savęs. Nuo kito žmogaus gal nesu, aš ne tiek pasitikiu, kad kažką žinau už mane geriau kažką. Žinau, kad anglų kalbos namų darbus nusirašydavau, nes tingėdavau tas pratybas daryti. Kas to nedarė? Bet jo, nusirašinėjau. Faktas. Pas mus visi kontroliniai buvo klasės komandinis darbas. Atėjau be uniformos ir apsimečiau, kad pamiršau. Jo, pas mane mokykloje būdavo uniformos ir aš beveik jos nenešiodavau. Man nepatinka uniformos. Jo? Aš neįsiu prie -15 stojau su sijonu. Jie labai baisus buvo ir reikėdavo į rugsėjo 1 ateiti su juo. Ir aš neatėjau su juo, aš atėjau su žalia tokia ryškia salotinė suknelė ir didžiuliais kaplais. Nu, už šitą net didesnis gal kulnas buvo. Atėjau ir tiesiog, aš net nemelau, aš sakiau, kad man negražu ir aš noriu gražiai atrodyti savo 12 klasės rugsėjo 1. Tikrai esu darius ir atsimenu, esu ėjus pas pavaduotoją dėl to, turėjau rašyti, kad jeigu dar kartą ateisiu be uniformos, tai turėsiu plauti palangės. Kalbėjau per pamokas, nu tai jo. Taip kalbėjau. 100% taip. Jeigu kažkas nori pakalbėti, aš pakalbėsiu irgi. Svarbiausias dalykas buvo tiesiog daryti visą laiką šou ir visus juokinti. Net ir mokytojus kartais. Kas taip nedaro? Aš ką dariau? Visą laiką. Į daugelį pamokų jau pažvengti. Esu išbėgus iš
geografijos kontrolinio viduryje, nes vos neapsisisiojau sėdėdama suolį. Dalinai spėjau į tualetą tada. Nu ne, tikrai nekalbėjau niekada per pamokas, visada tyliu. Taip, aišku. Sakiau, kad šuo katė suvalgė namų darbus. Griežtas ne. Nedariau. Ne, šito nedariau. Ne, tokio dalyko nedariau. Konkrečiai taip tai nesakiau. Ne, tokio tai nedariau. Čia yra nesąmonė, nieks gyvenime nėra taip sakė, čia yra Barto Simpsono dalykas tiesiog. Pradėjau peticiją pakeisti mokytoją. Yra buvę. Ne, jeigu problemą matydavau, tai tik savyje, nes aš buvau tas. Toks suaugus, tu gerietis, fainuolis, koks eikti savo. Ne, bet esu pasirašęs. Esu pasirašęs gal net ne vieną. Ne. Bet man patinka mokytojai tokie, kokie yra. Visus mokytojus mylėjau, visų tiek pat ir nekenčiau, bet keisti jų kažkaip nekilo ranka. Ne, niekada nedariau. Esu daręs, bet ne peticiją. Mes turėjom tokią geografijos mokytoją, kuri smirdėdavo. Aš atsimenu, man būdavo net tokių momentų, kad aš ateidavau į tą kabinetą, mane net taip supykindavo. Tada atsimenu, tikrai jau prašiau pavaduotas, bet vėliau, kai po savaitės mes atėjom vėl į tą kabinetą ir ten prikvepinta kažkokiu pigiu aerozoliu, nu, taip ar pati gal tokia jau išsiprausus. Ir man tada taip, nu, nefaina, tiesiog pasidarė, kad aš galvoju, kažkaip reikia man dabar šitą situaciją išlyginti ir aš jai sakau, oi, kaip čia skaniai kvepia tokiom pakalnutėm ir visi, kaip dėjo visą klasę žvengti ir tada dar nepatogesnė situacija, tiesiog pastačiau tą mokytoją. Valgiau per pamokas. Šiaip gal ne? Biškai, aš nebūdavau ta, kur sėdi paskutiniam suolė, kur ten kepasi blynus tipo, ir niekam nerūpi. Tai ne. Tikrai buvę. Ir mes ten per kūno kultūrą atsimenu, kad kai bėgdavom ratus, reikėdavo bėgti už stadiono ribų, nes per mažas stadionas būdavo. Ir mes tiesiog bėgdami prisirinkdavom obolių. Ir tada parsineždom ir paskui per matematiką valgydom jo. Jo. O buvo kažkas, kas nedariau, kažką sakė, bet jo valgydavau visą laiką. Nu jo. Visada. Visi valgo per pamokas. Valgiau. Pavalgyti, mes visi mėgstam žmonės. Jo, 100%. Draugė kosėdavo tol, kol aš pakuodavau pakelį, kad negirdėtų. Tai aišku, skaniausias maistas yra per pamokas, atsisėdus gale ir dar apmėtyt klasiokus čipsais. Žaidžiau kompu per informatiką. Jo, viskas, manau, užtek šitiek pasakyti. Su bernais Counter-Strike žaidžiam pasijungę per pamokas. Tai 1.6 buvo įrašytas pas mus informatikos kompinėse. Ne. Jo, gal ne tai, kad žaidžiau, bet ten filmus kokius žiūrėdavau. Žinoma, bet nebuvo tame kompe žaidimų, būdavo tik Soliteris, Minų laukas, kurio nieks nemokėdavo žaisti ir Paintas. Žaidžiau, galima sakyti jo. Kamo. Tai aišku. Jo, bet visiškai legaliai su mokytojo leidimu mes esame įsijungę miniklipus. Aha, dariau tikrai. Tikrai esu daręs, tikrai spėdavau aš ir Facebook'e žinutės atrašyti. Jo, taip ir sakiau, bet 100% beveik viską dariau. Tai pirmą kartą išlaikytas testas 100%. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai.